Dešimtmečiais vėliau, per įprastą nardymą prie naujojo Džersio krantų, pasirodė kažkas, ko ten neturėjo būti. Vokiečių povandeninio laivo skeletas daugiau nei 70 metrų gylyje. Jis neturėjo matomo pavadinimo, nebuvo jokiuose žemėlapiuose ir remiantis archyvais negalėjo būti. Vis dėlto jis ten buvo. Ir keisčiausia, niekas jo nereikalavo. Jonas Chattertonas ir Richie Kohleris nusprendė išsiaiškinti, kas tai yra. Tai, kas prasidėjo kaip savaitgalio smalsumas, virto manija, kuri jiems kainavo metus, pinigus, draugus ir gyvybės. Ką jie ten rado? Ir kodėl niekas to nepasakojo? Žvejys ir bedugnės žemėlapis. Brielė Naujasis Džersis 1991 metų rugsėjis. Viskas pasikeitė Bilo Naglio gyvenime tą dieną, kai vienas žvejys atsisėdo šalia jo prastame bare ir papasakojo, kad Atlanto dugne matė kažką keisto. Nors neturėjo to daryti, vyras pažadėjo jam duoti koordinates. Jie susitarė susitikti kitą dieną prie senojo prieplaukos, vedančios į Seker Nagleo laivą, kurią jis pats buvo pastatęs, kad ieškotų liekanų, kurių niekas kitas neieškojo. Tačiau žvejys į susitikimą neatėjo. Nagleas vaikščiojo pirmyn ir atgal prie plaukos lentomis, vengdamas vietų, kurios girgždėjo, tarsi tuoj sulūš. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis praleido jūroje ir žinojo, kada kažkas nutiks. Jis tai jausdavo prieš audrą ar variklio gedimą. Tąkart tai buvo dėl to popieriaus, kurį žvejys ketino jam duoti su kažko po vandeniu paslėpto vietą. Jis pažvelgė į prie plaukos įėjimą. Niekas nepasirodė. Sūrus vėjas judino laivus ir mėtė jam šaltus lašus į veidą. Kai rūkas šiek tiek prasklaidė, jis pamatė žveją. Jis ėjo su suglamžytu popieriumi rankoje. Jo išraiška buvo nepatogi. Jis taip pat buvo jūrininkas ir pastebėjo, kad kažkas artėja. Tomis rugsėjo dienomis, kai baigėsi karščiai, Brielė parodė savo tikrąjį gyvenimą. Tai buvo mažas miestelis Naujojo Džersio pakrantėje, apgyvendintas kapitonų, žvejų, prekybininkų ir jaunimo, kuris mokėjo taisyti tinklus. Taip pat buvo tie, kurie nieko nepasiekė, tie, kurie vis dar svajojo apie vandenyną, tie, kurie kažkada buvo kažkas. Kai turistai išvykdavo, likdavo realybė, likti vandenyje arba likti be darbo. Seker išsiskyrė tarp prie plaukos laivų ir ne dėl savo dydžio. Nors jo ilgis buvo apie 20 metrų, jis traukė dėmesį savo išvaizdą. Sudėvėta mediena, pažymėti sraigtai, smūgiai, kurie pasakojo istorijas. Šį laivą Nagleas buvo pastatęs su tikslu – gabenti norus į ekstremaliausias Atlanto vandenyno nuolaužas. Nagliui buvo 40 metų. Jis buvo lieknas, jo oda sukietėjusi nuo saulės. Jis buvo sėkmingas įrankių pardavėjas. Tačiau bet kas pamatęs jį tuo metu, su sena maike, nudėvėtomis basutėmis ir viskio buteliu šalia, neįsivaizduotų, kad jis kada nors buvo gerbiamas. Bet jis buvo, būdamas šiek tiek daugiau nei 20 metų, jis jau buvo žinomas tarp tų, kurie nardė į panirusius laivus. Buvo reta, kad toks jaunas žmogus išsiskirtų tame pasaulyje. Tuo metu šių vietų tyrinėjimas buvo užduotis patyrusiems norams. Daugybė liekanų buvo ignoruojamos metus. Nors žmonija jau buvo pasiekusi mėnulį, Atlanto dugnas vis dar buvo paslaptis. Nagliui buvo neįmanoma to ignoruoti. Reikėjo daug drąsos daryti tai, ką jis darė. 8 ir 9 dešimtmečiuose nardymo įranga buvo paprasta, panaši į tą, kurią Kustas išrado 5 dešimtmetyje. Su baku ir reguliatoriumi vos galėjai kvėpuoti. Net 40 metrų gylyje, kuris buvo standartinis, bet koks gedimas galėjo būti mirtinas. Nagleas ir kiti leisdavosi žemiau 60 metrų. Jie kiekvieną kartą rizikavo. Jūra neatleido klaidų ir kūnas taip pat. Daugelis mirė bandydami pasiekti tas nuolaužas. Nors įranga veikė gerai ir kūnas atlaikė, buvo per daug būdų nebegrįžti. Be to, toks nardymas buvo kažkas naujo. Nebuvo tradicijos ar bendruomenės turinčios dešimtmečių patirtį. Nebuvo mokomasi kursuose ar skaitant. Buvo mokomasi dugne, kur žmogaus kūnas nėra pritaikytas būti. Jei kas nors nutikdavo ne taip, ir tai dažnai nutikdavo, Nagleas pirmas su tuo susidurdavo.
Ir jei jam pavykdavo grįžti, jis buvo vienintelis, kuris galėjo papasakoti. Todėl jo ieškodavo žurnalai. Jis nesustojo. Jis toliau leidosi žemyn. Po 60 metrų jis pasiekdavo vietas, kur net tyrinėtojai nežinojo, kas ten yra. Vietas, kur tikriausiai niekas nebuvo buvęs nuo nuskendimo. Kai jis įeidavo į laivą tokiame gilyje, daug kartų jis buvo pirmasis, kuris tai darė. Pirmasis atidaręs užantspauduotas duris. Pirmasis pamatęs įstrigusias liekanas. Tai taip pat reiškė, kad nebuvo jokių ženklų. Niekas nebuvo pažymėjęs nestabilių konstrukcijų. Niekas nebuvo parašęs nelieskite. Viską reikėjo išaiškinti pačiam. Tie, kurie užsima šio tipo nardymu, žino, viena yra judėti visiškoje tamsoje geležies labirinte, žinant, kad palietus dugną pakils nuo sėdos ir nieko nematysi. Visai kas kita, tai daryti nežinant, ar kas nors anksčiau bandė. Ir pavyko ištrūkti. Geriausiais jo metais Atlanto dugnas buvo tarsi laukiniai vakarai. Nebuvo taisyklių. Vieną klaidą galėjo palikti, bet ką, ten amžinai. Pirmasis pasinėrimas į nežinomybę. Seker jau 20 minučių plaukė atviroje jūroje, kai Džersio pakrantė visiškai dingo po tamsiu dangumi. Likusios degė tik navigacinės šviesos, viena balta ant stiebo, viena raudona kairėje pusėje ir viena žalia dešinėje. Tai buvo vienintelis ženklas, kad 14 žmonių leidosi į misiją, kurios pabaigos nežinojo. Nagleas ir Chattertonas buvo kajutėje, naudodami autopilotą. Liko apie 6 valandos iki tikslaus taško pasiekimo. Apačioje salone narai pradėjo įsikurti. Jie nusirengė ir įlindo į putplasčio gultus, pritvirtintus prie sienų. Kiekvienas su savo antklode ar miegmaišiu, nedrįsdami liesti originalių pagalvėlių, jau per daug kartų naudotų, permirkusių prakaitų ir druską. Kol viršuje 2 vadovai laikėsi kurso, apačioje viskas nutilo. Dauguma jau buvo pažįstami iš ankstesnių ekspedicijų. Jie žinojo, kad ta naktis buvo dar vienas statymas – sekti paslaptingas koordinates, tikėdamiesi, kad šį kartą po vandeniu tikrai bus kažkas realaus. Jie jau buvo radę metalo laužo, beverčių akmenų ar beprasmiškų struktūrų. Bet šį kartą jautėsi kitaip. Jūra buvo rami. Auštant, instrumentai parodė, kad jie yra mažiau nei už 1 kilometro nuo pažymėtos vietos. Nagleas išjungė autopilotą, sumažino variklio greitį ir įsmeigė akis į sonarą. Ekrane pasirodė siluetas. Jis nebuvo didelis, bet jis ten buvo. Nagleas pranešė, kad kažkas yra tame taške ir Chattertonas patvirtino, kad taip ir yra. Sonaras rodė, kad jis išsikiša apie 10 metrų nuo dugno. Nieko įspūdingo, bet ir neatmestina. Chattertonas, kuris galėjo be problemų nusileisti iki 70 metrų, parengė planą su Nagleu. Du narai nuleis inkarą. Chattertonas nusileis pirmas tik patikrinti. Jei pamatys ką nors vertingo ir nebus per giliai, pririš virvę. Jei tai bus tik šiukšlės arba giliau nei 80 metrų, jis paleis kablį ir pakils. Taip jie darys visada. Jei netinka, jie nenusileidžia. Įgula susirinko ant denio, laukdama įsakymo. Nagleas išėjo iš kajutės, atsirėmė į turėklą ir aiškiai paaiškino planą. Jis nurodė, kad tai, kas yra apačioje, yra tarp 65 ir 70 metrų, kad tai nėra paprastas nardymas ir kad Chattertonas nusileis pirmas. Jei neverta, niekas kitas nenusileis. Bet jei jis ras ką nors naudingo, jie tęs. Kol jis neduos signalo, visi turėjo likti ne vandenyje. Chattertonas nuėjo ieškoti savo įrangos. Nagleas manevravo inkarą. Kai jis užsikabino, išjungė variklius. Seker jau buvo sujungtas su dugnu, ta tiesioginė linija. Laivo gale Chattertonas reguliavo paskutinės įrangos detalės. Likusieji stebėjo jį tyloje. Jis paprašė, kad jam duotų 6 minutės. Tada jie atlaisvins virvę. Jei jis nieko neras, jis išmes 2 stiklinės, o tai reikš, kad jis nieko neriš ir pakils. Bet jei jis išmes tik vieną, tai rodys, kad jis jau pririšo virvę ir jie turėtų ją ištraukti. Prieš pasinerdamas, jis atsisuko į kitus ir priminė jiems, kad kol nesibaigs dekompresija ir jis negrįš, niekas neturėtų leistis. Visi suprato. Jis priėjo prie krašto, užsidėjo reguliatorių, nuleido kaukę ir pažiūrėjo į laikrodį. 6 minutės. Nagleas taip pat patikrino savo.
Tada Naglėjas grįžo į kajutę, išjungė navigacijos sistemas ir padėjo stiemas į stalčių. Jam patiko tie žmonės, bet jis nerizikuo savo koordinatėmis dėl nieko. Kol kai kurie ėjo į laivo priekį, Chattertonas atsiklaupė ant krašto ir įkrito į vandenį. Paviršiuje jis nuplaukė iki inkaro virvės, sugriebė ją ir išleido orą iš liemenės, kad pradėtų leistis. Srovė jį judino be jokio modelio, o virvė lankstėsi keistomis formomis. Nepaisant to, jis tvirtai įsikibo ir dingo vandenyje. Priešo studijavimas – nacių povandeninis laivas sausumoje. Chattertonas įėjo į 505 vokiečių povandeninį laivą iš Antrojo pasaulinio karo, esantį Čikagos mokslo ir pramonės muziejuje. Jis buvo pilnas vožtuvų, kabelių, plieninių durų ir mechanizmų. Viskas atrodė kaip uždara sistema, sukurta parodyti, kad įmanoma gyventi po vandeniu. Vietos buvo minimaliai. Kai kurie praėjimai buvo tokie siauri, kad du žmonės negalėjo prasilenkti. Norėdami pereiti iš vienos sekcijos į kitą, jūreiviai turėjo šliaužioti metalinėmis angomis. Niekas neturėjo gulto, kuris visiškai atitiktų jo kūną. Judėdamas pirmin, jis klausėsi ekskursijos garso įrašo. Jis aiškino, kad jūreiviai miegojo pamainomis mažose lovose. Priekinėje torpedų patalpoje, didžiausioje povandeninio laivo dalyje, apie 24 vyrai miegojo, valgė ir dirbo tarp bulvių, maisto skardinių, konservuotų dešrų ir torpedų. Jei jūra sujudėdavo, povandeninis laivas stipriai purtydavosi, išmesdavo vyrus iš lovų ir priversdavo virtuvės puodą iškristi. Šaltose vietose nuo lubų lašėjo kondensatas krisdamas tiesiai ant jų. Vienintelė šilta dalis buvo variklių skyrius, kur du dideli dizeliniai varikliai įkaitindavo vietą iki daugiau nei 40 laipsnių. Drėgmė buvo nuolatinė. Kai kurie prarado dalį klausos dėl triukšmo, o anglies monoksidas sutrikdė miegą ir atmintį. Viskas, ką jie gamino, turėjo benzino skonį. Oro vos užteko kvėpuoti. Uždaromo kvapas greitai kaupėsi. Nors buvo du tualetai, vienas tarnavo kaip sandėlis, todėl daugiau nei 60 vyrų dalijosi vienu. Jei jis būdavo netinkamai naudojamas, galėjo patekti jūros vanduo ir sukelti avarinę situaciją. Karo pradžioje šiukšlės mesdavo į jūrą. Tačiau norėdami ilgiau likti panirę, kad nebūtų aptikti, jie pradėjo mesti atliekas į torpedų vamzdžius ir iš ten jas išstumti. Dienoms bėgant, kūno kvapas tapo blogesnis už šiukšlių. Jie neturėjo atsarginių drabužių. Jie dėvėjo vieną juodą trumpikės, kurios jiems tarnavo savaitės. Chattertonas galvojo, kaip 60 vyrų sugebėjo išgyventi ten mėnesius, vykdydami karo operacijas. Ekskursijos metu jis įsivaizdavo realius scenarijus, sprogimus, šūvius, vandens pratekėjimus, įrangos gedimus. Jis analizavo, kur galėjo lūžti korpusas arba lengviau judėti. Jis keletą kartų grįžo į ekskursiją, kol išmoko vietą mintinai. Gidas tai pastebėjo, bet nieko nesakė. Oro uoste Chattertonas nusipirko sąsiuvinį, rašiklį ir rožinį žymeklį. Jis pradėjo piešti 505 schemas, pažymėdamas vietas, kur galėjo atsirasti lentelės ar naudingos dalys jam identifikuoti. Jis parašė gamintojo lentelę ant periskopo. Bronza. Gali būti raktas. Kai jis įlipo į lėktuvą skrendantį į Naująjį Džersį, jis jau aiškiai žinojo, kaip atrodo vokiečių U-tipo povandeninis laivas. Kitas nardymas buvo numatytas 1991 m. rugsėjo 21. Grupė buvo ta pati, išskyrus vieną iškritusį ir vieną naujoką. Ronas Ostrovskis negalėjo vykti dėl asmeninių priežasčių. Jį pakeitė Danas Trovelis, laivo kapitonas Seker pažįstamas, kuris negalėjo vykti į pirmąją kelionę. Artėjant dienai, narai ruošėsi intensyviau. Daugas Robertsas ir Kevinas Brennanas tikrino savo įrangą. Kipas Tothranas, Paulius Kibinskis ir Jonas Jurgas skaitė viską, ką rasdavo apie vokiečių povandeninius laivus. Kiekvienas tai išgyveno savaip, žinodamas, kad ne visada pasitaiko galimybė rasti ką nors unikalaus po vandeniu. Steveas Feldmanas, tai rekvizito vadovas, buvo ypač entuziastingas. Jis jau dalyvavo pirmojoje kelionėje. Į nardymą jis įsitraukė 10 metų anksčiau po staigaus skyrybų. Jis buvo prislėgtas, turėjo ant svorio ir daug rūkė. Draugai paskatino jį ką nors daryti – sporto salę, jogą ar nardymą. Galiausiai jis išbandė nardymo pamoką. Nuo tada viskas pasikeitė.
Jis numetė svorio, metė rūkyti, grįžo į sporto salę ir pradėjo treniruotis, kad taptų geresniu nardytoju. Pastaraisiais metais kiekvieną laisvą akimirką jis praleisdavo po vandeniu. Prakeikti objektai. Chattertonas negalėjo liautis galvojęs apie Horenburgo peilį ir puodelių su svastikomis, kuriuos jis ištraukė iš povandeninio laivo. Skaityti apie nacius ar valtys buvo viena. Laikyti tuos daiktus rankose buvo kas kita. Puodeliai buvo sunkus, o svastiką buvo galima pajusti palietus. Niekas jų nebuvo palietęs nuo to laiko, kai tas povandeninis laivas nuskendo. Atrodė, tarsi jie būtų nepažeisti persikėlę iš Trečiojo Reicho į jo namus. Štai kodėl jie vis dar kėlė nepatogumų net ten, ant jo lentynos. Nuo tada, kai jie atgavo indus, nardymo pasaulyje nebuvo likę nieko, kas nebūtų girdėjęs apie povandeninį laivą. Jei vis dar buvo kas nors, kas to nežinojo, tai greitai pasikeitė. Dabar tai buvo nuolatinė tema kiekviename pokalbyje tarp rytų Atlanto norų. Chattertonas ir Nagleas suprato, kad toks didelis dėmesys erzins Bielendą. Jis buvo iš tų, kurie netoleruodavo buvimo už dėmesio centro. Galbūt jis dar nežinojo tikslios vietos, bet jie manė, kad su jo ryšiais jis greitai tai sužinos. Labiausiai tikėtina, kad netrukus jis pasirodys su savo laivu Maho, kad pasisavintų radinį. Kitais laikais jie būtų nedelsdami grįžę į vietą. Jie manė, kad po poros papildomų panirčių galės identifikuoti povandeninį laivą. Tačiau prasidėjo uraganų sezonas. Per tuos mėnesius nardymo sąlygos pasikeisdavo per kelias valandas. Kai Seker buvo inkaruotas, Nagleas vėl pažadėjo, kad atsisakys alkoholio ir pagerins savo fizinę būklę kitai kampanijai. Chattertonas visiškai pasinėrė į archyvus. Jei negalėjo nusileisti prie nuolaužos, jis bandys judėti iš paviršiaus. Jis neapsiribojo knygų skaitimu. Jis rašė laiškus jūrų istorijos centrui Vašingtone, kur buvo saugomi visi karo laikų laivyno įrašai. Jis tikėjosi, kad koks nors archyvaras atsiųs jam naudingos informacijos. Tačiau atsakymai vėlavo ir kai jie atėjo, juose buvo tik trumpas apibendrinimas. Jei norėjo judėti pirmin, jam reikėjo rasti kitą būdą. Naujajame Džersyje Kohleris ėjo tuo pačiu keliu. Iš savo namų New Providence jis praleido naktis naršydamas knygas apie vokiečių povandeninius laivus. Nors jo stiklo verslas reikalavo, kad jis anksti būtų aktyvus, jis skaitydavo iki aušros. Rytais skusdami barzdą, jis vartė leidyklų katalogus, ieškodamas daugiau medžiagos. Jis pildė čekius, tikėdamasis, kad jo žmona neklausinės daug. Jis taip pat pradėjo lankytis vokiečių ir amerikiečių klube 13 kelyje, netoli Burlingtono, kur prisistatė keliems vyresniems noriams, tikėdamasis, kad kas nors turis kokios nors svarbios informacijos. Šios paieškos metu jis sužinojo, kad buvęs povandeninio laivo vadas Herbertas Nerneris gyveno Jungtinėse valstijose. Nerneris buvo Geležinių karstų autorius, referencinė knyga tiems, kurie studijavo valtys. Kohleris patikrinęs kelis įrašus rado jo adresą Naujajame Džersyje. Vėliau gavo telefono numerį. Jis susisiekė su Nerneriu ir prisistatė kaip nardytojas. Jis paaiškino, kad kartu su savo komanda jie rado vokiečių povandeninį laivą prie Naujojo Džersio krantų ir kad jam reikia pasikonsultuoti. Nerneris atsakė, kad viskas, ką jis turėjo pasakyti, jau buvo parašyta jo knygoje ir kad jis neturi daugiau informacijos. Jis mandagiai, bet tvirtai baigė pokalbį, nepalikdamas vietos daugiau klausimų. Kohleris kelias sekundės tylėjo, apdorodamas atsakymą prieš padėdamas ragelį. Tuo tarpu nuo indų atgavimo praėjo savaitės. Visi jau žinojo svarbiausia. Nebuvo jokio oficialaus įrašo, kuris rodytų valtį nuskendusią mažiau nei už 100 mylių nuo tos vietos. Chattertonas pastebėjo, kad jo bendravimas su Vašingtono archyvaru nedavė vaisių. Ir tiek jis, tiek Nagleas pradėjo galvoti, kad Bielenda bus pasirengęs išplaukti su savo įgula. Tada Chattertonui kilo mintis. Jei jie paviešintų istoriją, galbūt koks nors ekspertas ar istorikas galėtų identifikuoti povandeninį laivą. Jei naujienos pasklistų iš jų, būtų aišku, kad radinys priklauso jiems. Net jei kas nors kitas atrastų vardą, bent jau jie negalėtų pasakyti, kad Bielenda jį rado. Rizika buvo ta, kad kažkas kitas pasisavins nuopelnus už jo identifikavimą, tačiau Chattertonas buvo pasirengęs tai prisimti.
Hattertonas parengė pranešimą tą pačią naktį. Jame buvo teigiama, kad kapitonas Billas Naglėjas ir jo komanda išsiekė įsikūrusi Brielle Naujajame Džersyje, rado antrojo pasaulinio karo vokiečių povandeninį laivą, esantį maždaug už 40 mylių nuo kranto, netoli 40 šiaurės platumos ir 73 vakarų ilgumos. Buvo teigiama, kad nuolauža buvo vertikalioje padėtyje, geros bendros būklės, nors su matomais pažeidimais matyt sukeltais giluminių užtaisų. Jis buvo apie 230 pėdų po jūrą, prieinamas tik nardytojams, turintiems patirties ekstremaliuose panirimuose. Radinys įvyko darbo dieną, o antrosios ekspedicijos metu Hattertonas nusileido į vidų. Suskilęs plautis, nardymo gilyn rizika. Pirmasis išplaukimas prie povandeninio laivo tais metais buvo numatytas 1992 metais, gegužės 24. Tarpusavyje jie jį jau vadino U, nors tai nebuvo oficialus pavadinimas. Jie tikėjo, kad labai greitai sužinos jo tikrąją tapatybę. Ypač Hattertonas, kuris per mėnesius, kai negalėjo nardyti, ne tik tęsė tyrimus Vašingtone, bet ir visiškai pasinėrė į naują, mokslinę fantastiką atrodančią techniką. Daugelį metų narai savo bakuose naudojo suspaustą orą. Tačiau jau kurį laiką kai kurie techniškai labiau pažengė, ypač tie, kurie nardė atogražų vandenyse, pradėjo jį keisti deguonies, želio ir azoto deriniu, žinomų kaip trimiksas. Tai nebuvo naujas išradimas, jį jau naudojo kariai ir profesionalai. Jie jį pritaikė sportiniam nardymui. Kai Hattertonas sužinojo, ką gali pasiūlyti šis mišinys, jis nedvejojo. Didesnis protinis aiškumas, daugiau naudingojo laiko dugne, sumažintas dekompresinių sustojimų skaičius, mažesnė deguonies pertekliaus rizika ir jokio gilio narkozės poveikio. Jam tai galėjo paversti įprastą panirimą daug efektyvesnę operaciją, ypač panirusiame povandeniniame laive, kur kiekviena sekundė buvo svarbi. Floridos specialistas paskelbė kursą Naujajame Džersyje ir Hattertonas su įjurga iškart užsiregistravo. Kohleris priešingai nusprendė jo nebandyti. Jis jau buvo girdėjęs apie trimiksą, bet jam tai neatrodė patikima. Jis manė, kad nardyti su tokio tipo dujomis 70 metrų gilyje nuo laužoje buvo beprotybė, nes niekas neturėjo tikrumo, kaip tai iš tikrųjų paveikia kūną ar smegenis. Nepaisant šių abejonių, Hattertonas ir įjurga nuėjo į kursus. Instruktorius Billy Deansas, nardymo parduotuvės savininkas, paėmė $100 už vadovėlį pilną fotokopijų, diagramų ir formulių. Trimikso logika buvo paprasta. Sumažinus azotą ir pridėjus želio, sumažėdavo neigiamas įprasto oro poveikis. Privalumai buvo svarbus, tačiau buvo ir trūkumų. Tam nebuvo oficialaus sertifikato. Kas ryždavosi, darydavo tai savo riziką. Galima buvo atlikti tik vieną panirimą per dieną, nes kūnui reikėjo daug laiko išleisti helį. Taip pat reikėjo naudoti kitas dujas, vadinamas nitrodų, dekompresijos fazai, o tai reiškia, kad reikėjo nešti dar daugiau įrangos. Be to, regione nebuvo kur nusipirkti trimikso, kiekvienas turėjo jį pasigaminti pats. Ir sunkiausia, beveik nebuvo patikimų lentelių laiko apskaičiavimai, todėl skaičiavimai buvo beveik atsitiktiniai. Kai atsirado kūnas, jis vis dar buvo su kostiumu ir įranga. Jis plūduriavo netoli povandeninio laivo vietos maždaug už 8 kilometrų. Veidas buvo suvalgytas jūros dugno gyvūnų ir liko tik sausa, tamsi masė ten, kur anksčiau buvo veidas. Jis turėjo tik 5 dantis laikomų žandikaulio, kuris nebuvo sujungtas su likusia dalimi. Pakrančių apsauga patvirtino, kad tai buvo Steve'as Feldmanas. Jis dingo rugsėjo mėnesį. 1992 metais sausį Hattertonas ir įjurga pradėjo ruošti savo dujų mišinius. Jie išsinuomodavo želio ir deguonies butelius iš pramoninių prekių įmonės ir nusipirko specialias dalis skirtas slėgiui kontroliuoti ir tūriui tiksliai matuoti. Jie naudojo Hattertono garažą kaip laboratoriją. Kad išvengtų nelaimingų atsitikimų, jis atidarydavo vožtuvus iš lauko, įkišdamas tik kairę ranką pro langą, jei kas nors sprogtų. Pasak jo, jis mieliau rizikuotų tą ranką, nes buvo kairiarankis. Savaitės jie taip dirbo, kol įvaldė proporcijas. Jie sukūrė mišinį su 17% deguonies, 30% želio ir 53% azoto. Jie tikėjo, kad ši formulė pakeis jų nardymo būdą. Jie įsigijo lenteles sukurtas inžinieriaus mėgėjo.
Nedaugelis drįso skaičiuoti su tomis dujomis. Naudodami tuos duomenis ir šiek tiek patirties, jiems pavyko pritaikyti laikus, kad galėtų atlikti 2 panirimus per dieną. Jie taip pat nusipirko didesnius cilindrus. Kai pagerėjo oras, jie viską išbandė karjere, praktikuodami idealų svorį, vožtuvus ir įkvėpavimo valdymą. Ramiuose vandenyse jie jautėsi budrūs ir tikslus. Bet jie žinojo, kad atviroje jūroje viskas bus kitaip, o povandeniniame laive dar sunkiau. Gegužės 23 naktį komandos nariai susirinko Sėke. Jie apsikabino, patikrino savo naują įrangą ir pasidalijo žiemos istorijomis. Visiems buvo smalsu apie trimiksą. Hattertonas ir Jurga teigė, kad tiki, jog išeis gyvi. Kohleris buvo vienas paskutinių, kurie atvyko. Palyginus su nauja Hattertono įranga, jo atrodė iš kitos eros. Ant jo liemenės buvo grupės Atlantic ir Red Divers simbolis, kaukolė su sukryžiuotais kaulais. Hattertonas pamatė jį iš denio ir šūktelėjo, kad jis atrodo kaip fosilija, į ką Kohleris atsakė, kad galbūt taip, bet bent jau jis nerizikuoja savo gyvybę su eksperimentinėmis dujomis. Netrukus atvyko Nagleas. Nuo paskutinio sezono pabaigos jo niekas nebuvo matęs. Jis pažadėjo rūpinti savimi, mesti alkoholį ir treniruotis. Tačiau pasirodęs vyras neturėjo nieko bendro su tuo įvaizdžiu. Oda geltona nuo gelta, purvini plaukai, visiškai nusilpęs kūnas. Jis net neturėjo nardymo įrangos. Vaiduoklio peilis, nesutampantis pėdsakas. Kitą dieną po to, kai peilis buvo ištrauktas iš nuolaužos, Hattertonas pradėjo tirti Horenburgą. Jis parengė laišką su visomis radinio detalėmis ir išsiuntė jį 4 žmonėms, kurie jo nuomone galėjo padėti atsekti jo tapatybę ir išsiaiškinti, koks tai buvo povandeninis laivas. Vienas iš gavėjų buvo Harry Cooperis, Sharkhunters prezidentas, turintis ryšių su Uvalčių aplinka. Kitas buvo Karlas Friedrichas Mertenas, veteranas, su kuriuo jis jau buvo susirašinėjęs ir kuris įtarė, kad nuolauža gali būti 851, kuriam vadovavo jo kolega. Jis taip pat parašė Harley Grudzemacherui, Vokietijos tarptautinio povandeninių laivų dokumentacijos centro vadovui, ir Horstui Bredonui, buvusiam povandenininkui ir Uvalčių archyvo Zugeven Altenbruth mieste įkūrėjai, kuris laikomas išsamiausių šaltinių šią temą. Jis manė, kad kas nors atsakys per savaitę. Tuo tarpu Kohleris toliau peržiūrinėjo Uvalčių, veikusių netoli Amerikos patrulinius pranešimus. Abiem tai jau nebebuvo tik paslapties įminimas. Jie jautė, kad identifikavus povandeninį laivą, jiems teks paaiškinti šeimoms, kodėl jų giminaičiai ten palaidoti tyloje. Jei Horenburgas turėjo žmoną, jie manė, kad ji turėtų žinoti savo vyro likimą ir suprasti, kodėl niekas to nepranešė dešimtmečius. Dienos ėjo be atsako. Paskui savaitės. Hattertonas valandas praleisdavo prie telefono laukdamas skambučio. Jis tikrindavo pašto dėžutę, tikėdamasis rasti voką su mėlynu kraštu, būdingu tarptautiniam oro paštui. Praėjus mėnesiui be naujienų, jis vėl parašė visiems 4. Visi atsakė vienodai, jie toliau tyrinėjo, bet atvejis juos glumino. Po 2 mėnesių mėgėjas, su kuriuo Hattertonas anksčiau kalbėjosi, susisiekė su juo su naujiena. Jis teigė, kad peilis nėra pėdsakas. Pasak jo, povandeninių laivų tarnyboje buvo registruotas tik vienas Horenburgas ir jis nebuvo veikęs Vakarų Atlante. Be to, jis nepamenė, kuriuose padaliniuose jis buvo. Tai sutrikdė Hattertoną. Patikimų šaltinių duomenimis, Martinas Horenburgas buvo vokiečių valties radiotelegrafistas. Įrašai rodė, kad jo vienintelė patruliavimas buvo 869 laive, nuskendusiame po sąjungininkų atakos netoli Afrikos 1945 metais, 1000 km nuo vietos, kur atsirado nuolauža. Visa įgula, įskaitant jį, žuvo. Tai patvirtino, kad jei kas nors sakė kalbėjęs su Horenburgu, tai buvo netiesa. Hattertonas nusprendė nutraukti visus ryšius su tuo entuziastu. Nepaisant to, jis neatmetė, kad galėjo būti kitas neregistruotas Horenburgas. Jis buvo girdėjęs apie paminklą Vokietijoje, kuriame yra visi kare žuvę povandenininkai. Jei jam pavyktų ten nuvykti, jis pats galėtų patikrinti, ar ten yra tas vardas. Jis taip pat galvojo asmeniškai peržiūrėti Bredono archyvus. Kovą jis pažymėjo kaip idealią kelionės datą. Jis pakvietė Jurgą ir Kohlerį.
Jurga sutiko, bet Kohleris negalėjo išeiti savaitės atostogų dėl darbo. Nepaisant to, jis įvertino kvietimą kaip Chattertono pagarbos ženklą. Kohleris jam pasakė, kad toliau tirs iš namų. Prieš išvykdamas į Vokietiją, Chattertonas gavo netikėtą skambutį. Senyvas vyras prisistatė Gordonu Vaiču. Jis karo metu buvo žvalgybos pareigūnas dirižablių padalinyje, atsakingas už dirižablių flotilės. Jis jam pasakė, kad sužinojo apie povandeninio laivo radinį ir norėjo žinoti, kuo užsima Chattertonas. Pastarasis paaiškino, kad jo ryšys su jūrų istorijos centru buvo lėtas. Vaitas pasiūlė jį supažindinti su centro vadovais. Jis sakė, kad yra jų draugas ir kad galbūt jie galėtų padėti jam rasti informacijos. Jis patikslino, kad nenori kištis, tik bendradarbiauti. Chattertonas negalėjo patikėti tokią galimybę. Vaitas buvo kovos su povandeniniais laivais fronte ir turėjo aukšto lygio kontaktų. Jie susitarė susitikti Vašingtone vasario pabaigoje. Padėjęs ragelį, Chattertonas paklausė savęs, ar dar verta keliauti į Vokietiją. Jei kas nors turėjo informacijos, kurios jis ieškojo, tai buvo Jungtinių valstijų vyriausybė. Ir dabar jis turėjo būdą patekti pro pagrindinės duris. Po kelių dienų jis sėdo į automobilį ir 4 valandas važiavo į Vašingtoną DT. Povandeninio laivo 869 enigma – mirtina mįslė. Po Rousseau mirties Chattertonas ir Kohleris grįžo į UVO, kad atgautų įrangą likusią po tragedijos. Kiti narai jiems pranešė, kad Frisi buvo paguldytas į hiperbarinę kamerą Jakobi ligoninėje, esant sunkiai būklei. Spaudimas jo kūne padarė kraują, tokį tirštą kaip purvas. Kohleris visą kelią iki nulaužos vietos rūkė cigaretę po cigaretės, vis dar atsisakydamas naudoti trimiksą. Tuo tarpu Chattertonas pasinaudojo dienos šviesumu, kad nufilmuotų virtuvės skyriaus būklę. Sugriuvusi spintelė, sulaužytos lentynos, viskas sujaukta. Frisi naudota kreipiamoji virvė vis dar buvo apvyniota aplink maždaug 3 metrų ilgio brezentą, kurį atrodo jis bandė ištraukti. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo avarinės plausto liekanos. Atspausdintos instrukcijos vokiečių kalba nesuteikė konkrečių duomenų. Už korpuso Kohleris rado 3 etapo bakus. Nelaimingo atsitikimo sumaištyje nei tėvas, nei sūnus nesugebėjo jų atgauti. Visi turėjo Rousseau pavardę, be savininko skirtumo, o tai rodė, kad jie jais dalijosi nepriklausomai nuo to, kam jie priklausė. Grįžę į krantą, Chattertonas ir Kohleris atnaujino tyrimo dalį. Turėdami techninį planą, kurį gavo iš povandeninio laivo vidaus, jie pradėjo nuodugniai studijuoti JT modelius, kurie buvo pastatyti Deshimag Bremen laivų statyklose. Tai buvo 52 povandeniniai laivai, kurie niekada negrįžo iš savo misijų. Jie nusprendė išvalyti sąrašą, taikydami 2 kriterijus. Pirmasis – neįtraukti jokio povandeninio laivo su išgyvenusiais, nes buvo manoma, kad tos nulaužos jau yra teisingai identifikuotos. Antrasis – pašalinti visus modelius, kurie turėjo patranką ant denio, nes UVO nerodė jokių ženklų, kad būtų turėjęs. Su šiais filtrais jie pradėjo mažinti sąrašą Vašingtone. Iš 52 povandeninių laivų 22 turėjo bent vieną išgyvenusį. Tai paliko 30. Iš jų 10 turėjo patranką. Galutinėme sąraše liko 20 galimų vienetų. Abu žinojo, kad kažkur tame sąraše yra tikrasis nuskendusio povandeninio laivo pavadinimas. Jie grįžo į Naująjį Džersį ir atnaujino savo susitikimus įprastame restorane. Ten jie apibrėžė kitą žingsnį – patikrinti Vokietijos povandeninių laivų laivyno, karo įsakymų ir judėjimo įrašus. Jei kuris nors iš tų 20 buvo išsiųstas į zonas, esančias už vakarų Atlanto pasiekiamumo ribų, jis turėjo būti atmestas. Netrukus Kohleris susisiekė su Chattertonu vidurį nakties. Jis nerimavo dėl Naglio emocinės būklės. Jis bijojo, kad jis gali elgtis impulsyviai. Chattertonas, jau susipažinęs su tokio tipo situacijomis, atsakė atsistatydinęs, įsitikinęs, kad Naglėjas, jei ką nors darys, tai ne smurtu, o piktnaudžiavimu alkoholiu. Jie grįžo į Vašingtoną tęsti karinių jūrų pajėgų įrašų peržiūros. Peržiūrėję patrulinių laivų įsakymus ir koordinates, jie nustatė, kad 18 iš 20 kandidatų veikė zonose,
per daug nutolusiuose nuo Tavė rytinės pakrantės. Jie taip pat buvo pašalinti. Liko tik 2 vienetai – 857 ir 879. Abiejų misijos buvo dokumentuotos tiksliame sektoriuje, kur buvo rasta nuolauža. Abu išplaukė iš Norvegijos į tą regioną tomis pačiomis datomis, kada buvo dislokuotas 869. Tai paaiškino, kodėl Horenburgo peilis ten atsirado. Galbūt jis jį paskolino, pametė ar perkelė. Bet kokiu atveju tai tiko. Jie ieškojo dažniausiai cituojamų istorinių šaltinių. Juose buvo pranešama, kad 857 buvo sunaikintas prie Bostono Tavė laivo Gustafson, o 879 buvo nuskandintas netoli Šiaurės Karolinos Tavė laivų Būtkliai ir Reuben James. Niekas iš to nesutapo su UHO padėtimi. Susidūrę su šiais prieštaravimais, jie nusprendė peržiūrėti karinio jūrų laivyno pranešimus apie abu nuskendimus. Jiems reikėjo patikrinti, ar oficialūs duomenys sutampa su tuo, ką jie žinojo apie tikrąją vietą. Jie visiškai nepasitikėjo antriniais šaltiniais. Kadangi jau buvo naktis, jie ieškojo nebrangios nakvynės priemiesčiuose. Kitą rytą jie grįžo į karinio jūrų laivyno istorijos centrą, ketindami savo akimis peržiūrėti originalius pranešimus apie 857 ir 879 sunaikinimą. Kohleris – berniukas sužavėtas nacių karu. Richie Kohleris buvo idealus tipas pasinerti į neatpažintą, nuskendusį vokiečių povandeninį laivą. 1968 metais jo šeima persikėlė į Marinę parką, ramų Bruklino rajoną. Tai buvo vieta, kur kartu gyveno italų ir žydų šeimos, kur vaikai atlikdavo užduotis kaimynams, o žmonės kiemuose sodino figmedžius. Jo tėvas Richardas 28 metų vadovavo stiklo dirbtuvėms. Jis buvo labai prisirišęs prie savo vokiškų šaknų. Jo motina Frances 27 metų buvo sicilietė ir taip pat didžiavosi savo kilme. Abu norėjo, kad jų vaikai augtų, vertindami savo tapatybę, ypač Richie, kuriam buvo 6 metai. Tačiau Richie nebuvo kaip kiti vaikai. Jis be perstojo skaitė, bet nepasakas. Jį domino mokslo žurnalai, knygos apie karus ir kosmosą. Kai baigdavosi, jis pradėdavo iš naujo. Jo motina prašė jį žaisti lauke, bet jis labiau mėgo knygas ar techninius žurnalus. Jis skaitė viską, ką galėjo suprasti. Frances jam nupirko daugiau. Richie visą dieną skaitė karinius vadovėlius ir biografijas. Kai susidūrė su NASA kosmoso programa, jis tapo apsėstas. Jis norėjo būti kažko panašaus dalimi. Gėrė tangą, nes tai buvo astronautų gėrimas ir vyniojo savo lėles į aliuminio foliją, kad žaistų, jog jos yra kosmose. Tuo tarpu jo tėvas dirbo visą dieną, bet taip pat rūpinosi, kad išmokytų jį praktinių dalykų. Jis išmokė jį naudotis įrankiais, dirbti rankomis, taisyti daiktus namuose ir valtyje. Richie mokėjo pjauti stiklą būdamas 7 metų. Bet kai jis suklysdavo, jo tėvas jį griežtai pataisydavo. Richie taip jo žavėjosi, kad bet koks komentaras jį paveikdavo. Frances nesutiko su tokiu elgesiu. Jį priminė Richardui, kaip su juo elgėsi jo paties tėvas, bet jis nežinojo, kaip elgtis kitaip. Laikui bėgant, Richie nustojo svajoti būti astronautu ir tiesiog norėjo pelnyti tėvo pritarimą. Jei jis ko nors paprašydavo, jis tai darydavo. Jei reikėjo būti drąsiam, jis siūlydavosi. Nuo pat mažens jis negalėjo pakęsti pralaimėjimo ar būti antru. Richie turėjo alyvuogių spalvos odą, šviesiai rudas akis ir nukritusius, bet labai išraiškingus antakius. Būdamas vaikas, skaitydamas jis net judindavo antakius. Jo tėvas visada kartodavo, kad vokiečiai yra darbštūs, rimti ir nesiskundžiantys. Jis turėjo šūkį, jei nori daugiau, turi būti daugiau. Richie tai išmoko mintinai. Jo tėvas jam taip pat sakė, kad jis neturėtų leisti niekam jo nuvertinti dėl jo pavardės ar kilmės. Richie tai priėmė rimtai. Jis viską skaitė apie Vokietijos istoriją, apie karą. Jis žinojo, kad televizijoje vokiečiai visada buvo rodomi kaip blogiukai, bet jis matė kitą pusę – discipliną, techninį pajėgumą, organizuotumą. Labiausiai jį sužavėjo, kai tėvas jam pasakojo apie poną Segalą, stiprų kaimyną, kuris buvo cirko dalis Vokietijoje prieš pabėgdamas iš šalies, kai Hitleris pradėjo įgyti galią. Tas žmogus Richardui pasakojo istorijas apie senąją Vokietiją,
kurie jį žavėjosi, ramius kaimus mokslininkus, amatininkus, kurie gerai mokėjo savo darbą. Susipažinęs su juo, Richardas suprato, ką reiškia būti vokiečiu. Richė pastebėjo, kaip tėvas su pagarba kalba apie Segalą. Jis buvo jo herojus. Ir tai privertė Richė taip pat pajusti, kad jis turi žinoti tą istoriją, suprasti, iš kur jis kilęs. Jis pradėjo daugiau studijuoti apie Antrąjį pasaulinį karą ir tai, kas vyko Vokietijoje. Klasėje jis visada rinkdavosi kalbėti iš vokiečių perspektyvos, aiškindamas, kaip tai buvo patirta iš tos pusės. Jis netgi pasakodavo savo kaimynams. Jis paaiškindavo, kad jo pavardė kilo iš vokiečių kalbos žodžio kalnakasis. Vis daugiau tyrinėdamas, jis suprato, kad karus mato kitaip. Jis ne tik skaitė faktus, bet ir domėjosi, ką jautė kareiviai. Jis galvojo apie tokius dalykus, kaip ką jie rašė laiškuose iš fronto, kokių mažų dalykų jiems trūko namuose, arba kaip turėjo būti gauti mirties žinia namuose. Tai buvo kitaip. Kol jo draugai apsiribojo duomenimis, jis norėjo suprasti žmogiškąją pusę už viso to. Paskutinis panirimas dieną, kai viskas sutapo. 1993 m. gegužės pabaigoje, kai Brielė mieste pradėjo gerėti oras, narai surengė pirmąjį sezono išplaukimą prie Nolaužos. Laivas Seker buvo užsakytas kaip įprasta. Tuo metu ir Chattertonas ir Kohleris povandeninį laivą jau vadino 857. Jie minėjo jį tuo pavadinimu net savo pristatymuose kitiems norams. Daugelis iš dalyvavusiųjų nesuprato, kodėl jie vis dar lankosi tokioje rizikingoje vietoje, jei jau manė žinantys koks jis. Atsakymas visada buvo tas pats. Be fizinių įrodymų, tiesiogiai ištrauktų iš Nolaužos, visa kita buvo spėlionės. Jie nebuvo tiek daug investavę, kad sustotų pusiaukelėje. Panirimas buvo numatytas gegužės 31 pergalės dienos proga. Abu atvyko sausumą į uostą, kur jų laukė Seker. Chattertonas jautė neįprastą ramybę. Jis jau buvo apžiūrėjęs pagrindinės Nolaužos zonas, radęs svarbių elementų ir surinkęs pakankamai medžiagos, kad turėtų aiškią idėją apie jos kilmę. Žymiausių valčių pasaulio ekspertai patvirtino jo hipotezę. Kohleris savo ruožtu taip pat patyrė transformaciją. Prieš 2 metus jo stilius buvo objektų rinkėjo, besilaikančio šiurkštesnio Atlantic Eretk Divers grupės požiūrio. Tačiau viskas pasikeitė. Chattertono pastovumas, jo atkaklumas filmuojant kiekvieną kampelį, tyriant senus dokumentus ir ginčijant neteisingai užfiksuotus duomenis, privertė jį pažvelgti į nardymą kitomis akimis. Jam tai jau nebebuvo tik liekanų iš dugno atgavimas. Jis jautėsi esąs istorinio ieškojimo dalis. Nors ši nauja perspektyva nebuvo gerai priimta jo buvusių kolegų. Mėnesius praleistus sausumoje, keli iš jų apkaltino jį nutolus nuo grupės. Atsitiktiniuose susitikimuose jam buvo mestos sarkastiškos pastabos. Kai kurie pašiepiančių tonų minėjo Andrę Dorę epizodą. Šie priekaištai jam skaudėjo, ypač iš tų, kurie jam padėjo, kai jis pradėjo gilų nardymą. Chattertonas tai suprato ir nedvejodamas įsikišo. Jis jam aiškiai pasakė, kad jo buvę bendražygiai vis dar kartoja panirimus į jau ištirtus laivus, ieškodami beverčių, istorinės vertės neturinčių objektų. Jis jam pasakė, kad jei galvotų kaip jie, jis nedalyvautų povandeninio laivo tyrime. Kohleris tai priėmė be ginčių. Jis pripažino, kad jis jau nebebuvo tas pats. Netgi žiemą jis nusprendė išmokti naudoti trimiksą. Jis matė, kaip tos dujos pagerino kitų norų darbą ir taip pat tikėjo, kad Rousseau nelaimės buvo galima išvengti, jei būtų naudoję tą mišinį. Jis tai priėmė taip rimtai, kad metė rūkyti, kad optimizuotų savo gebėjimus po vandeniu. Naglės taip pat pasirodė Seker. Jis atsinešė tą patį miegmaišį su vaikiškais piešiniais, kurį naudojo nuo jaunystės, tą patį, kuriuo dalyvavo atkuriant Andrę Dorę varpą. Atmosfera buvo įtempta. Kai kurie pasveikino jį šaltai. Kai laivas išplaukė link Nolaužos, visi jautėsi ramūs, žinodami, kad ekspedicijai vadovaus Chattertonas ir Trovelas. Kelionės metu kiekvienas naras peržiūrėjo savo strategiją. Patkeris ir Gato, laikomi vienais techniškiausių šalyje, pasirinko dyzelinių variklių skyrių. Be didelių variklių ten buvo valdymo pultai, siųstuvai ir kiti prietaisai, kuriuose galbūt būtų įspaustas povandeninio laivo numeris. Tas skyrius iki
tol buvo užblokuota sugedusiais oro vamzdžiais. Jų planas buvo bandyti juos pajudinti virvėmis ir kėlimo maišais, nepaisant rizikos, kurie tai kėlė tokioje siauroje erdvėje. Jei jiems pavyktų patekti, jie taip pat turėtų galimybę pereiti į elektrinių variklių skyrių, vieną iš nedaugelio ULO sektorių, kuris vis dar nebuvo ištirtas. Chattertonas turėjo kitokį planą. Jo tikslas buvo grįžti į priekinę dalį, kurioje jis jau buvo buvęs. Radio sonaro vado ir pareigūnų kajutės. Jis nusprendė nieko nejudinti be priežasties. Jo metodas būtų stebėti nejudant. Jis manė, kad tik taip galima aptikti svarbius dalykus. Jis tikėjo, kad detalės išaiškės, jei jis pakankamai ilgai liks nepakeisdamas aplinkos. Kohleris dalijosi tą dvasią, nors labiau mėgo dirbti rankomis. Žiemą jis buvo radęs keletą vokiečių jūreivių nuotraukų, kuriuose jie nešiojo asmeninius daiktus, pažymėtus povandeninio laivo numeriu. Žiebtuvėlius, laikrodžius, kepures. Jis buvo įsitikinęs, kad jei kas nors panašaus būtų nuolaužoje, tai būtų toje vietoje, kur įgulos nariai laikė savo daiktus. Todėl jis galvojo labai atsargiai pašalinti, visada vengdamas vietų, kur galėjo būti žmogaus palaikų. Auštant, šviesa pradėjo apšviesti Seekirdenį. Kaip ir ankstesniais sezonais, Chattertonas ir Kohleris pasinėrė kartu. Kohleris šį kartą kvėpavo savo trimikso mišiniu. Tos dujos, kurių jis taip vengė, dabar buvo jo įrangos dalis. 30 metrų gilyje jis patvirtino, kad jo protas vis dar aiškus. 60 metrų gilyje viskas vis dar buvo kontroliuojama. Chattertonas atidžiai stebėjo jį budrus, kai jie leidosi link ULO. Savaime susinaikinęs povandeninis laivas. 869 paslapties atskleidimas. 1944 m. sausį, kai sąjungininkų bombonešiai toliau niokojo Berlyną, keli šimtai jaunų vokiečių atvyko į Deslimag laivų statyklą Brėmene, kad pradėtų savo jūrininkų mokymus. Dauguma atsinešė tik nedidelį lagaminą su keliais drabužiais ir asmeniniais daiktais. 50 jų buvo paskirti į povandeninį laivą, kuris tuo metu turėjo laikiną kodą PL1077. Vėliau jį pavadins 869. Didžioji dauguma neturėjo ankstesnės povandeninio laivo tarnybos patirties. Daugelis buvo atrinkti pagal savo techninį profilį. Grupės amžiaus vidurkis buvo vos 21 metai. 22 iš jų net nesiekė 20. Vienam iš rekrutų buvo vos 17. Ši įgulos karta labai skyrėsi nuo pirmųjų karo metų. 1939 metais, norint patekti į povandeninių laivų pajėgas, reikėjo daug aukštesnio pasirengimo lygio. Tarp nedaugelio patyrusių išsiskyrė 22 metų radio operatorius Žerbertas Gustievskis, turintis 3 ankstesnės misijas 602 laive. Jis buvo perkeltas iš laivo prieš paskutinį išplaukimą, siekiant sustiprinti kitus padalinius. Jam buvo sunku su tuo susitaikyti. Jis jautėsi atskirtas nuo savo namų. Netrukus 602 išplaukė į Viduržemio jūrą. Jis niekada negrįžo. Ta pačią naktį įsikūręs Brėmene, jis sulaukė kito to paties laivo nario vizito. Tai buvo Martinas Horemburgas, aukštesnio rango radio operatorius. Jie pasikeitė pasveikinimais ir keliais oficialiais žodžiais. Gustievskis tyliai suprato, kad jis neužims pagrindinio posto ryšių skyriuje. Nepaisant to, jis susitaikė su situacija ir ruošėsi tam, kas ateina. Po kelių dienų abu operatoriai kartu su kitais kolegomis tramvajumi išvyko į laivų statyklą, kad pamatytų povandeninį laivą, kuriame tarnaus. Atvykus, aplinkoje jautėsi degalų, jūros druskos ir žvejybos tinklų kvapas. Paklausus apie savo laivą, jie buvo nuvesti į prieplauką, kur jį pamatė pirmą kartą. Tai buvo pailga, plona figūra turinti tipišką cilindrinę formą. Jo tamsi spalva jį maskavo pilkame kraštovaizdyje. Atrodė, kad tai yra vandens dangaus niekur dalis. Kol nauji įgulos nariai įsitaisė ant denio, jie pastebėjo, kad aukštas vyras juos tyliai stebi. Jis turėjo tvirtą veidą ir labai tamsias akis. Jo laikysena buvo standi. Visi iš karto suprato, kad tai jų vadas. Tai buvo 26 metų Helmutas Neuerburgas. Apie jį sklandė gandai, kad jis buvo Luftwaffe pilotas prieš pereidamas į laivyną. Jis perdavė autoritetą, nepakeldamas balso. Vyrai sustojo 3 eilėmis kareiviškai.
Neuerburgas pažiūrėjo į juos po vieną, o tada nukreipė žvilgsnį į vandenį. Jis pasakė trumpą kalbą vokiečių kalbą, be dramatizmo, bet tvirtai. Nebuvo jokių perdėtų gestų ar emocingų žodžių. Jis tik įsakė iškelti povandeninio laivo vėliavą. Kai ji buvo ant stiebo, jis ją pasveikino tradiciniu kariniu pasveikinimu be nacių gesto. Jis trumpai pareiškė, kad laivas oficialiai pradedamas eksploatuoti. Ceremonijai pasibaigus įgulos nariai pasitraukė. Guščievskis, matydamas akto šaltumą, pamanė, kad laikai pasikeitė. Ta naktį visi susirinko Brėmeno pensione, kad pasidalintų paprastą vakarienę. Neuerburgas atsisėdo šalia savo antrojo pareigūno 21 metų Siegfriedo Branto ir vyriausiojo inžinieriaus 30 metų Ludvigo Kesslerio. Meniu buvo silkė su virtomis bulvėmis. Nieko panašaus į įtraukimo šventės, kurias Guščievskis buvo matęs anksčiau, kur buvo teatras, gėrimai ir šventės iki aušros. Šį kartą nieko panašaus nebuvo. Tačiau jo nuotaika nebuvo bloga. Jo brolis Vili atvyko aplankyti ir jie galėjo pasidalinti tuo maistu, už kurį jis pats sumokėjo. Po to Vili atsisveikino ir grįžo namo. 1945 m. sausio 7-869 išplaukė iš Kylio. Netrukus valdymo stotis jam išsiuntė naujus nurodymus, kad pakeistų paskirties vietą. Jis turėjo pasukti toliau į pietus. Šią žinutę perėmė sąjungininkų pajėgos. Tačiau niekada nebuvo aišku, ar vadas Neuerburgas gavo visą įsakymą, ar įvyko perdavimo klaida. Kiek žinoma, povandeninis laivas išlaikė savo pradinį kursą Tavei rytinės pakrantės link. Sausio 11 dingo visas ryšys su 869. Sausumoje buvo manoma, kad jis tęsė savo misiją plaukę į Atlantą. Vasario 16 Tavei eskadrinis minininkas paleido giluminius užtaisus prie naujojo Džersio kranto. Jie išgirdo sprogimą, tačiau nebuvo aiškių smūgio ženklų. Nepasirodė nei nafta, nei nuolaužos, nei burbulai. Oficialiuose registruose tai nebuvo užfiksuota kaip patvirtintas nuskendimas. Jis liko nepastebėtas. Bėgant laikui ir atlikus vėlesnius tyrimus paaiškėjo, kas iš tikrųjų nutiko. 869 nebuvo užpultas priešo. Povandeninis laivas paleido vieną iš savo povandeninių minų kaip gynybinį manevrą. Tačiau viena iš jų nenutolo pakankamai. Ji atšoko ir sprogo per arti korpuso. Sprogimas sukėlė korpuso lūžį. Tai buvo mirtina. Laivas, kuris siekė išvengti atakos, galiausiai buvo sunaikintas savo pačių ginkluotės. Pamiršti vardai – paskutinis bandymas po jūrą. Nuo 1991 metų Chattertonas ir Kohleris sekė oficialius įrašus. 869 dingo Gibraltaro apylinkėse. Praėjus daugiau nei 2 metams radio perdavimai perimti tarp povandeninio laivo ir laivyno vadovybės beveik visiškai patvirtino, kad prie naujojo Džersio krantų rasta nuolauža priklauso 869. Abu nariai peržiūrėjo savo asmeninius archyvus. Chattertonas atgavo vieną iš įgulos sąrašų, kurį buvo nukopijavęs per savo vizitą į Vokietijos povandeninių laivų archyvą. Kohleris susipažinęs su vokiškais laipsniais ir sutrumpinimais perskaitė vardus ir duomenis. Sąraše buvo 56 vyrai. Vadas buvo Želmutas Neuerburgas, gimęs 1917 27 metų laivo išplaukimo metu. Pirmasis pareigūnas buvo Siegfriedas Brandlas 22. Taip pat buvo Martinas Horenburgas, radio operatorius 25 metų. Analizuodami jūreivių amžių, jie atrado, kad 24 iš jų buvo jaunesni nei 20 metų. Jauniausiam Otto Brizius buvo vos 17. 3 metus jie nardė tarp šių vyrų palaikų, nežinodami, kas jie yra. Dabar jie turėjo vardus, amžių, pareigas. Jie jau nebebuvo tik bevardės liekanos. Naujienos apie perdavimus pasklido tarp ekspertų. Labiausiai priimtina versija buvo ta, kad 869 iš pradžių skirtas kitai zonai niekada negavo įsakymo pakeisti kursą ir atsidūrė Tavei pakrantėje, kur buvo nuskandintas. Nepaisant to, kad buvo įsitikinę, Chattertonas ir Kohleris žinojo, kad identifikacija dar nebuvo neginčiama.
Nebuvo atgauta jokių elementų, kurie aiškiai rodytų povandeninio laivo numerį. Vis dar egzistavo galimybė, kad kas nors teigs, jog nuo laužo priklauso 857, taip pat dingusiam tame pačiame regione. Netgi galėjo būti teigiama, kad peilis, ant kurio buvo išgraviruotas Horenburgo vardas, buvo perduotas tarp povandeninių laivų. Todėl jie nusprendė grįžti į dugną. Buvo būtina atgauti konkretų įrodymą, detalę su 869 numeriu. Norų bendruomenė nepalaikė šios idėjos. 3 žmonės žuvo toje vietoje, kiti buvo ant ribos. Pasak jų, atvejis buvo išspręstas, neverta toliau rizikuoti. Tačiau Chattertonas ir Kohleris neketino palikti istorijos nebaigtos. Jiems identifikavimas be fizinių įrodymų vis dar buvo pusiau atliktas darbas. Chattertonas prisiminė savo vaikystės metus jūroje su tėvu. Jis suprato, kad tai, ką jie darė, nebuvo tik tyrimas. Jie siekė atkurti tikslę istoriją ir suteikti tapatybę tiems, kurie liko pamiršti po vandeniu. Procese rasti oficialių įrašų trūkumai sustiprino šį poreikį. Jie žinojo, kad instituciniai duomenys gali klysti. Jie norėjo pateikti visą tiesą. 1994 metais, prasidėjus naujam nardymo sezonui, Chattertonas išsikėlė tikslą – rasti naują prieimo kelią, kuris galėtų juos nuvesti prie lentelės, etiketės ar bet kokio fizinio pėdsako, patvirtinančio povandeninio laivo numerį. Tačiau nuo laužo sektoriai jau buvo beveik visiškai ištyrinėti. Jo piešiami planai vis dar kartojo tuos pačius kelius. Šis pažangos trūkumas pradėjo jį nuvilti. Namuose naktimis jis valandas nemiegojo, svarstydamas, kodėl jo gebėjimas rasti svarbės detalės tarp nuolaužų atrodo dingo būtent tada, kai jam to labiausiai reikėjo. Per tą laikotarpį Kohleris liko arti. Jis dažnai jam skambindavo arba tiesiogiai pasirodydavo prie jo durų. Jo tiesmukas stilius ištraukė jį iš inercijos. Jis tvirtino, kad jie negali sustoti dabar. Jis priminė, kad tai ne tik tyrinėjimas, bet ir aiškus pareiškimas, kas yra tikrieji nuolaužos atradėjai. Jis neleis, kad kiti užbaigtų darbą ir pasisavintų nuopelnus. Jų pokalbiai tapo varomąją jėgą tęsti. Chattertonas atnaujino savo piešinius, keitė idėjas ir vėl planavo naują paiešką. Tuo pat metu Kohleris jautė šeimos atstumo naštą. Pirmą kartą jis įvertino prarastą laiką. Jis suprato, kad jo tapatybė neapsiriboja nardytojų. Jis taip pat buvo tėvas ir tai dabar turėjo kitokią reikšmę jo gyvenime. Ta vieta, pilna įstrigusių kūnų ir surūdijusių konstrukcijų, netrukus bus visų vadinama tikruoju pavadinimu – karo kapas. Mirti nardant, tamsioji nacių lobio medžioklės pusė. Nardymas į nuskendusius laivus, esant nuliniam matomumui, yra vienas rizikingiausių dalykų, kokius galima daryti. Ten viskas gali atsisukti prieš tave. Kūnas, įranga, refleksai ir aplinka. Yra norų, kurie žuvo viduje, turėdami daugiau nei pakankamai oro bake. Jie nepasidavė, tiesiog nerado kelių ištrūkti. Šis nardymo tipas neturi nieko bendro su nardymu pakrantėje su vienu baku. Beveik neįmanoma rasti aiškios statistikos. Tie, kurie neria į didelius gylius ieškoti nuolaužų, yra mažuma tarp daugiau nei 20 milijonų sertifikuotų norų. Jų nelaimingi atsitikimai beveik nefigūruoja sporto, kuris apskritai vyksta sekliose vietose, esant geram orui ir poromis duomenyse. Jungtinėse valstijose yra apie 10 milijonų sertifikatų. Iš visų jų tik keli šimtai užsima tokio tipo panerimais. Jiems klausimas ne tas, ar jie bus arti mirties, o kada. Jei kas nors ilgai užsima šiuo reikalu, jam tikrai nutiks vienas iš 3. Beveik mirti matyti, kaip miršta kitas arba mirti pačiam. Ir ne visada aišku, kas blogiau. Yra dar kai kas keisto šiame nardyme. Kadangi jis verčia kūną eiti prieš pagrindinius jo impulsus, kvėpuoti, matyti, išeiti iš pavojaus, bet kuris žmogus gali suprasti baimę, net nebūdamas apsirengęs nardymo kostiumu. Tai reikia įsivaizduoti save ten apačioje. Tai yra pagrindinė, lengvai suprantama baimė. Todėl taip pat lengva suprasti, kodėl kai kurie pasiduoda ir kodėl kiti net juokais neitų sekti koordinačių ir nardyti į 60 metrų gylį. Naras, kuris neria su normaliu oru tokiame gilyje, susidūrė su 2 rizikomis. Pirma,
kai praeina 20 metrų, smegenys ir kūnas pradeda lėtėti dėl azoto narkozės. Kuo giliau neria, tuo labiau tai jaučiasi. 30 metrų ar gilesnėme gilyje, kur yra labiausiai ieškomos nuolaužos, smegenys jau nebedirba visų 100%. Nepaisant to, reikia greitai priimti sprendimus ir tiksliai judėti. Antra, jei kas nors rimto atsitiks apačioje, negalima staiga pakilti. Jei ilgą laiką praleidote gilyje, turite lėtai kilti, sustodami tam tikruose taškuose, kad kūnas prisitaikytų prie slėgio. Tai reikia daryti, net jei trūksta oro arba alpstate. Jei panikuojate ir greitai pakylate, kyla rizika patirti tai, kas vadinama dekompresinė liga arba lenkimais. Jei tai paveikia stipriai, gali likti rimtų pasekmių – paralyžius arba tiesioginė mirtis. Tie, kurie tai jau matė iš arti, to nelaiko dar vienu išgąsčiu. Kai noras nerė su suspaustu oru, jis įkvėpė deguonies ir azoto, tačiau kiekvienu įkvėpimu didesniu kiekiu. Esant 2 atmosferoms yra dvigubai daugiau molekulių nei paviršiuje. Esant 3 – trigubai. Ir taip toliau. Tas papildomas azotas nelieka plaučiuose. Jis patenka į kraują, raumenis, sąnarius, smegenis, stuburą. Visur, kuo ilgiau ir giliau esi, tuo labiau tavo kūnas prisipildo azoto. 20 metrų gilyje jis jau pradeda veikti. Tai vadinama azoto narkozė. Kai kurie sako, kad tai tarsi girtumas. Kiti lygina tai su sedacija ar apsvaigimu. Mažesnėme gilyje tai nepaveikia taip stipriai. Sunku aiškiai mąstyti, tampi nerangus, lėtai judate, prarandi matymo lauką ir tampate jautresnis. Bet jei nusileisite giliau, efektai sustiprės. 40 metrų ar didesnėme gilyje dauguma jau blogai veikia. Kai kurie net negali atlikti paprastų mazgų. Kiti pamiršta, ką darė ir mintinai kartoja savo žingsnius, kad neprarastų ryšio. Giliau apie 60 metrų kai kurie haliucinuoja. Buvo tokių, kurie sakė matę omarus, kalbančius su jais ar duodančius absurdiškus patarimus. Keli narai supranta, kad pradeda patirti narkozės padarinius iš to, ką girdi. Kai kurie jaučia savo pulsą ausyse kaip būgnus, o kiti girdi nuolatinį dūzgimą, tarsi seną pavojaus signalą. Daugiau nei 60 metrų gilyje ši azoto sukelta dezorientacija sukelia visko perdėtą suvokimą. Baimės, džiaugsmo, gero ir blogo. Paprasti dalykai, tokie kaip peilio nukritimas ar purvo pakilimas, gali atrodyti kaip nelaimės. Ir rimti dalykai, tokie kaip oro trūkumas ar virvės praradimas, gali atrodyti kaip smulkmenos. Nuskendusiame laive tokiame gilyje prarasti protą ar neteisingai judėti gali būti mirtina. Azotas taip pat sukelia dar vieną problemą. Tai, kas kaupėsi nardant, turi išeiti kylant. Jei naras nebuvo ilgai ir nenardė taip giliai, nieko nenutiks. Bet jei jis nardė labai giliai arba ilgai pasiliko, jis turi lėtai kilti, kad azotas išeitų mažais burbuliukais. Kaip atsargiai atidaryti limonado butelį. Jei tai daroma lėtai, dujos išeina be problemų. Unho nebėra paslaptis. Šiandien žinoma, kad tai buvo 869 per klaidą nuskendęs per savo pirmąją misiją, pamirštas archyvuose ir dingęs dugne beveik pusę amžiaus. Tačiau tai, kas jį daro unikalų, yra ne tik jo istorija, bet ir tai, kaip ji buvo papasakota. 2 vaikinai be palaikymo, be leidimų ir be atlygio paskyrė savo gyvenimo metus, kad suteiktų vardą ir atmintį 56 vyrams, kurių niekas kitas neprisimena. Nebuvo medalių, jokių oficialių apdovanojimų. Tik 2 narai, krūva senų dokumentų ir klausimas, kurio niekas kitas nenorėjo savo užduoti. Ir nors ten, apačioje, jau nieko neliko rasti, jų istorija vis dar gyva su vardais, klaidomis ir niekada neatskleista tyla.